Deškino reikia. Something better come my way before I freak the fuck out. Okay, I know I gotta start looking too. Oh my God, I think I'm doomed. Like every minute it gets harder, rank gets steeper. And soon enough I'm gonna meet my reaper. Is this all we get? A couple cheap laughs and a deep regret. Just another thing I'm lost to. Telling up the pain I caused you. Give it to someone brand new. Aren't you here? I would be your fool if you let me forget me. 'Cause I'm just another thing you're lost to. 'Cause I'm just another thing you're lost to. Sako, saulė šviečia, rožiai įdomus, greiti ir geri, tai beliko tik taip realiai ir užbaigti. Feels good. I think everyone in Lithuania must have a high insurance policy because everyone's going flat out. Every stage ends, big smile on my face, so beautiful weather, great team, all good. Šiaip viskas gerai, su Švedu kovojom, smagu, varom sekundė į sekundę. Jaučiu, kad kitos rodys pradeda kristi nuo visur, nuo tų sąnarių. Kažkaip pradžioj galvojau, koks šitas tempas turi būti, tada biškai greičiau pavažiavau, bet Zarūnas sako, visai nepamirškim, kad komandos vadovas. Tai biškai prilėtėm, bet reikėjo prilėti. Na, visada per ilgo greičio ruožą pasirodo ir ekipažo susikalbėjimas ir profesionalumas atsiskleidžia tame, sakykime, negu kad kelių kilometrų, bet 15 kilometrų tame. Tai, na, va, toksai iššūkis sportininkam Rally Žemaitijos. Ilgas. Pirmą tokį pravažiuoji, toks pakankamai greitai, nelabai ką supranti, bet jau tą antrą, ketvirtą, jau į galą jau sės batarkė pradeda. Bet gerai. Ilgesni, įdomesni, daugiau reikalauja žmogus. Geri vaikai, į tėvą visi į tėvą. Matos, kad įsimiegojom, gerai pavalgėm ir gerą nuotaiką pradėjom ralį. Greičio ruožai patys smagus, atmosfera viduje gera ir bandom neatleisti Giedriaus. Plėšti reikėjo. Oi, tas Vladas, nervų prigadina man šiandien. Tai prieš paskutinį greičio ruožą turėjom 6 sekundės. Tai palyginimui, kas čia kokie metai duot, gal būdavo 2-3 minutės, 3 minutės rekordą turėjau. O dabar atvažiuoju į finišą, kiek čia, gal 16, ne? Labai reikalų daug. Tada ir saldu laimėt. Čia reiktų pasakyti, kad Vladas ženkliai pagreitėjo. Tai dabar jau greit važiuoja, nebevartydamas mašinos, kas jau yra didelis pasiekimas. Tai va, tai šaunuolis, Mina neduoda ramybės mums. Smagu, ne? Geras ralis, kova vyko, tai tikrai labai smagu palanoti.
baisiai atrodo. Čia vienoje vietoje truputėlį kabinom. Nu, bet čia, žodžiu, šiaip smagus ralis. Labai smagu kovoti dėl pirmų vietų, tai čia su Vaidu keitinėmis visą dieną, bet nu, jis greitesnis vis tiek dar. Tai mažėja tas tarpas, tai tas įkvėpia stengtis ir pušint toliau. Išlaikėm trečią, buvo biškį stresą dėl automobilio, bet viskas gerai. Gavom dulkį, iš tikrųjų, tai buvo kartai porą vietų tikrai teko atsileisti, nes nemačiau, kur įvažiuoti, nes gesinimas zonas buvo tarp dulkių, tai bet kažkaip liktais nekliūdėm, pravažiavom, tai ką, esam antrą etapą finiše, dalyko 4 etapai.